Sveika, Ana. Sveika, Violeta. Kaip tu gyveni? Labai gerai, labai gerai. Ir įsivaizduoju, įkvėpiau ir kaip pasakiau, labai gerai susilaikiau kvėpavimą. Ir ką ten pajutai, kai sulaikai kvėpavimą, kaip tavo kūne tai pasijautė? Kontrolė. Tai raktinis žodis šiandien bus kontrolė. Taip. Aha. Tai galbūt šiandien ateis su kažkokiu tai klausimu, užklausa, apie ką plačiau norėtum pakalbėti. Aš turiu savo didžiausią misiją, meilę, gyvenimas, tai yra transformacija. Aš taip mėgstu matyti, kaip žmonės pradeda gyventi aiškiau, sveikiau, degančiom akim. Aš nemoku tau pasakyti, kaip aš tai myliu. Bet pas mane yra yda. Aš esu meistras, kuris mato labai daug. Bet aš norėčiau tiesiog leisti būti ir imti tiek, kiek žmogui reikia. Aš noriu jau likti, supranti, betarpiškai tarnystėje, atiduoti be tų laurų, be tų pamokslų, aš čia žinai. Nes aš jau viskas, man jau čia, ne ta erdvė. Aš jau noriu tiesiog, kad nebeliktų visapusiškai tos kontrolės. Aš noriu būti, žinai, tas vandenynas, o ne upė. Šiandien man patiko šitas. Vandenynas, Ana, o ne upė, ar ne? Taip. Aš ilgą laiką iš tikrųjų buvau upė, be krantų. Man reikėjo būtinai kažkokių taisyklių, galbūt šalia į kažką atsiremti partnerių, nes aš labai išbėgdavau ir prarasdavau savo ašį. O dabar aš jau kaip ir pati savo jau atradau autonomiškus tos krantus, ir man jau nereikia krantų. Aš jau noriu būti plati, būti energija, pulsacija ir kad cirkuliuotų betarpiškai. Nes kontrolė, jinai dar suspaudimus tada palieka. O aš noriu būti visapusiškai, vandeninas laisva, savimi ir tarnystėje. Tai tu sakai, kad dabar tu esi tokioj transformacijoje ir tau patinka būti tame. Ir kad tu esi meistras, kuris mato, bet nori likti tarnystėje. Nori būti kaip vandenynas, o ne upė, autonomiška, plati, energinga, pulsuojanti, laisva. Tai kaip tai galėtume suformuluoti į trumpesnę užklausą? Aha, noriu pilnai paleisti kontrolę. Paleisti kontrolę. Kaip tu tai pajausi? Aš tiesiog būsiu, nes pas mane jau yra daug dalykų, iš tikro gyvenime tik tai tiekmė, daug. Jau tokių yra akimirkų, dienų ir taip toliau, nes aš, ta prasme, pajaučiu tame, netgi tame pačiame tarnystėje, aš ištirpstu, aš save nejaučiu, bet tik tai pajaučiu kontrolę, ir aš tada jaučiu čiut tokią pasipriešinimą. Energetiškai tada kažkur, pavyzdžiui, gali mentėse trupučiu, kad tas ir aš pajaučiu, kad čia buvo vėl kontrolė. Tai aš nejausiu savo kūno, aš būnu tada, kai paleidžiu visapusiškai kontrolę, aš būnu tiesiog atsipalaidavus kūne. Ar dabar gali trumpam užsimerkti? Įkvėpti, giliai įkvėpti, iškvėpti per kojas, įkvėpti per širdį, iškvėpti per viršugalvį,
įkvėpti per viršugalvį ir iš lėto stebėti, kaip oras eina per tave, per koją žemyn ir kaip jaučiasi kūnas tavo dabar. Ar gali pastebėti savo kūne esančią įtampą ar tiesiog kitokį jausmą ir ten pakvėpuoti, giliai pakvėpuoti, įkvėpti, iškvėpti. Galbūt tai kažkokia emocija, galbūt tai jausmas. Gali savo jį įsivardinti arba tiesiog pastebėti. Ir dar pakvėpuok, kvėp per širdį, iškvėp per kojas, įkvėp per širdį, iškvėp per viršugalvį ir iš lėto sugrįžk pas mane ir tave. Kaip tu dabar jautiesi? Dabar kokia būsena? Dabar visapusiškai atsipalaidavau. Čiut, nes buvau kitam kambarį, tenai buvo trupučiuką man šaltoka. Reiškia, turiu pastaruoju metu save šiek tiek daugiau galbūt šilumoj, nes aš tokia buvau asketiška visokių ir dabar pajaučiau, viskas, man reikia šilumos. Ir dabar jaučiu, atsipalaiduoju labai gerai visas kūnas. Jauti, kad dabar atsipalaidavimo? Jo, dabar nėra įtampų niekur. Dar sekundė, čia lyg kažkas buvo, bet viso dingo. Ar ta būsena panaši galėtų būti tada, kai mes pakalbėsim apie kaip paleisti kontrolę ir būti tarnystėje? Taip. Aš aplamai žinau tą būseną, ką reiškia būti be kontrolės, kai būti visapusiškai tėkmė. Aš tą jausmą žinau labai gerai, ne tik žinau, jaučiu jį kasdien. Bet dar kol kas pagaunu, kai kontrolė iškart jaučiu, Kaip tau, jeigu įvertinti nuo 1 iki 10, tai svarbu? Sakyčiau 10. Ir kas pasikeis tavo gyvenime, kai tai įvyks? Mano energija. Aš būsiu vandeninas. Atominė elektrinė. Oho, vandeninas su atominė elektrinė. Skamba galingai. Gaminti atominę energiją, ar ne? Nuostabu. Tai nuostabu, Ana. Tai keliaujam link to. Tai kas tavyje yra tarnystė? Kai aš būnu su visa meilė, supratingumu, priėmimu ir nuolankumu, kai nebelieka manęs. Manęs kaip ego. Jis nesikabina niekur. Tiesiog esu ir viskas, ir aš teku. Energetiškai tiesiog teku ir nėra jokių trigerių, jokių tokių, žinai, kai būna susitapatinimo su kažkokiu savo dar noru sukontroliuoti. Arba būti ten protingai, ar būti reikalingai. Tiesiog noriu to tokio, žinai, šik tarnystės iš tėkmės, iš meilės. Tu sakai, kad nori tarnystės iš tėkmės ir meilės ir tiesiog, kad tavo ego tau netrukdytų. O kaip dabar galvoji, tavo tarnystė yra ar daugiau pareiga, ar meilė? Meilė. Labai gerai. O kada tavo tarnystė tave augina ir kada sekina?
sekina, kai aš laukiu prisipažinimo ar aplodismentų, o augina, kai aš tiesiog, žinai, kai būna tas, noriu. Ir tiesiog einu ir darau, negalvodama, tiesiog negaliu nedaryti. Va, pas mane labai daug yra dalykų, kuriuo aš tiesiog, jie veržiasi. Aš jeigu nedarysiu, aš tada tiesiog blogai jaučiuosi. Aš tada mirštu, tokia energija dingsta. O kai aš tą noriu ir einu, tiesiog darau iš to, kad noriu. Arba kažkas paprašo kažką ir aš jaučiu, kad на. На. Да, пожалуйста. Nu tai taip, nes tu sakai, kad tu nori būti vandenynas ir gaminti atominę energiją. Nes tai, tai esi tu, tai yra tavo esmė. Tai iš kur išmokai tarnystės? Aš neįsivaizduoju, nes aš tokia buvau nuo pat mažens. Aš nepraeidavau ne vieno, o Dieve, ten senolim visiems padedu. Visus mažiukus vaikučius aš prižiūriu. Mamai kažką reikia, aš jau bėgu padėti. Pinigų trūko, aš jau ten 7 metų buteliukus renku, kad mamai pinigėlius. Po to pradėjau kokių 10 laikraštukų pardavinėjau, kad mamai padėti. Pradeda ten tas sezonas uogų, einu su mama iš visų jėgų, grybaujam, augaujam, kad mama prisidėtų dar kažkokių pinigėlių. Po to jau šiek tiek ten, žinai, atėjo ego etapas, kur aš jau kažkiek norėjau savo, bet lyg ir neleidžiu savo. Vis tiek per tą visiems atiduodu, kad kažkiek savo tipo leisti. Tada jau pradėjau tą mano tarnystę mane šiek tiek slėgti, bet dar nemokėjau kitaip ir dar daugiau išsibaršiau, nes vis tiek visiems dar padedu. O jau tas draudimas savo buvo antiek neprižiūrėtas, kad aš išsekau, pasidariau, sausra, aš į dugną įkritau ir pasidariau labai egoistišką ir jau tada pasidarė tą šach visus pradėjau. Čia tik man, čia apie mane. Man tai nelabai patiko. Ta prasme, ne tai, kad nepatiko, aš leidau savo pabūti tuo drakonu. Ir dabar pagaliau, iš tikro turbūt tą tarnystę, aš vis tiek jau labiau dar per meistriškumą ir per esmę suprasti, o kas aš esu, kur aš esu, kur mano krantai, ar reikia man jų, apie ką aš. Leidau savo tiesiog pabūti be tarnystės. Ir tada buvo tokia, upelė. O ašgi žinau, kad aš jau nuvažiau ant atominį elektrinį. Ir žinai, jeigu tu vieną kartą aiškiai pamatai, tu negali permokti tai matyti, ne? Tu negali nebematyti. Ir aš suvokiu, kad daug metų aš gyvenau, žinai, kvėpuodama viena nosis šnervė. Ir tada po trupučiuką pradėjau vėl eiti į tą tarnystę, bet būdavo daug vis tiek dar trigerių, nes matyt kažkiek dar nebuvo visapusiškai betarpiškas tas vandeninas. Ir dabar atėjo laikotarpis, kai aš patenkinta, ta prasme, aš patenkinu visus savo poreikius, pas mane nėra jokių priklausomybių, pas mane nėra jokių baimių. Jeigu ten momente kažką, aš jau moku su to praleisti. Bet kontrolė dar šiek tiek yra. Ir aš tą pastebiu tarnystėje, nes aš vėl grįžtu, aš noriu tarnauti. Ir jaučiu, kad kartais žmonėm noriu dar daryti ir dar dadėti. Nors dar vieną porciją, nes pamačiau, dar ne viską daviau. Ir čia taip juokinga ir graudu. Tiesiog norisi, žinai, jau būti grinai, tas vandeninas, kur teka ir negalvoja. Nebeanalizuoja, o tiesiog įkvėpimas, iškvėpimas, aš duodu, žinai, kaip naktis ir diena. Aš žinau, kad saulė jinai šviečia, jinaigi negalvoja, kad jinai saulė ir kiek jinai dabar pašvies. Bet jinai kartais būna po debesim,
kartais tai būna žiemos laikotarpis. Ir aš noriu tą patį tiesiog vat, būti kaip tas saulė. Suvokdama, kad aš kartais būnu mėnulis, ane, naktį aš mėnulis, o dieną aš saulė ir viso. Ir nustoti analizuoti, o kiek čia dabar duoti, va tiek ar va tiek, vat nustoti visą tai. Noriu būti be ribų, bet jausti grinai, va tą, žinai, buvimą visur. O kur yra tavo ribos dabar? Geras labai klausimas. Tylų, įsivaizduoju, tylų. Ant kiek aš ilgai, daug metų tos ribas savo stačiau, nes pas mane nebuvo, anksčiau pas mane jokių ribų nebuvo, vapšie, jokių. Po to aš jų padariau, kad būti saugiai. Vat žinai, kad upiai, tas krantus tas. Ir va šiandien tu paklausai ir įsivaizduoji tyla. Jokiai nėra ribų. Aš dar matau šiek tiek save, kad ribos, pavyzdžiui, jeigu kažkas ten, pavyzdžiui, susitikimas. Ir mes nusprendžiam va tokiu laiku susitikti. Žmogus pasako, sorry, turiu perkelti, vienu žodžiu, aš čia va kitus dar terminus dariau ir vienu žodžiu, va, man nepakeliui. Ar galim mes kitą kartą? Aš sakau, taip. Kada? Va čia. Gerai. Ir po to vėl. Žinok, vėl tu man nepakeliui, tralelė, galim. Ir aš tada, žinai ką? Do svidanja. Ir dabar aš nesuprantu, ašgi tarnystai. Man nesunku, jeigu aš galiu prisitaikyti. Aš neturiu to tokio, pup zemlia, dabar tik apie mane. Man nereikia, aš pati savim pasirūpinu, man viskas ok. Bet pas mane yra tas, ne, o dabar jau ne, do svidanja. Visą gerą. Jo. O tai ką tu bijai prarasti? Ir vėl tyla. Nieko nebijau prarasti. Tai tu dabar sakai, kad ribų pas tave nėra ir nieko nebijai prarasti. O kas dar yra? Kas čia dabar čia, žinai. Tikriausiai aš bijau prarasti savo struktūrą. Nes mano didžiausia yra galia, kad aš galiu struktūruoti, pavyzdžiui, kitus žmones. Ir jeigu aš čia tokia tyrin, tokia, tipo, žinai, apie ką tada aš? Neturiu nei savo... Atsimenu, žinai, kai pradėjau mokintis tos struktūros, kai man vaikai pasakė, mama, tu per gera, tu gali mus bausti, bet rytoj tu pamirši. Aš pradėjau rašytis, nes aš realiai pamirštu. Aš iš karto, man širdėje yra meilė ir man, kaip galima bausti, kai jau aš neatsimenu apie ką. Aš nenoriu vapšie bausti, aš tik tai, žinai, kai būna, viso, dabar jau reikia čia ribų. Ir aš čia turiu, o rytoj vėl viskas čia gerai. Ir aš pradėjau rašytis, kad nepamiršti. Ir žinok, man nepatiko. Aš pasidariau pikta. Galvoju, vardan ko aš dabar, vardan šitų smulkmenų turėsiu būti pikta su savo mylimas žmonėm, jau netgi po skriptum, po tos emocijos vėl grįžti, jau ne. Ir tada aš nuėmiau tą. Ir kaip yra dabar? O dabar yra tiesiog nuoširdumas. Dabar labai paprasta, jau nėra ribų, aš leidžiu būti mane išnaudoti, ta prasme vaikam, pavyzdžiui. Bet sakau, kai sako, ar gali, ir aš jaučiu, kad ne, aš sakau, ne. Pas mane yra jau tas, žinai, tos labai labai aiškus, greitas, taip, ne.
aš jo tiek visą laiką pradedu savo naudoti, nes aš suvokiu, kad dabar nejaučiu resursą, negaliu. Ir man nebereikia nei ribų, nei sakyti, būna kartais aš paskau, bet po to sakau, pamiršk, čia praeities dar šleifas. Aš pati pasakysiu. Taigi aš čia, ne tu turi mokintis su manim elgtis. Aš tau pasakysiu, kada galiu, kada ne. Taip, tu sakai, kad jau dabar tu gali pasakyti, kada tu gali, kada ne, taip ne. Tai kame dar yra kontrolės? Nu gerai, pavyzdys. Aš darau klientui sesiją, nes aš noriu duoti erdvės, ne pamokslų, ne aš žinau kaip geriau. Aš noriu duoti žmogui erdvės ir pas mane vis tiek automatiškumu yra ta mentorystė, nes aš žinau kaip žmogui pereiti į kitą lygį sąmonės. Bet juk geriau yra tiesiog duoti tinkamą klausimą. Aš dar kartais man paprašiau, nes aš tokia, žinai, mėgstu greitį, mėgstu tokį, žinai, proveržį, transformaciją, šnel, greitį, taip, stiprų. Ir aš geriau tada pasakau tipo žmogui, kaip, vietoj to, kad pasakyti, o kaip tu galvoji, kaip. Vat aš noriu į tą kelią jau ant tiek, kad būtų, žinai, sąmoningai, kad po to net į automatiškumą toks ateitų, kad tik tai tyla, klausimas, tyla, klausimas. Nedavyti žmogų, o aš mėgstu pato, žinai, išlaiko, ir pato vis tiek, pabaiga dar vis tiek aš mentoristės. Brukstelsiu trupučiuką tau, ką aš galvoju. Tai aš girdžiu, kad tu mėgsti greitį. Ir greitį, viskas vyksta greitai, pakankamai tavo sesijose ir tau trūksta tų pauzių ilgesnių, ar ne? Ir tiesiog uždavus klausimą, ilgesnės pauzės arba dar papildomų klausimų. Nu, ne, man atrodo, kad aš išlaikau tą tokią, žinai, meditacinę, nu, ne tiek meditacinę, aišku erdvę. Man atrodo, kad aš tiesiog pabaigoje noriu dar biškį aiškumo. Aš žinau, žinai, kai tu matai, kad žmogus jau viskas aiškiai čia, ir nepasako iš tikro, kaip jam transformuotis, o ašgi neturiu netgi jį transformuoti, jis pats turi transformuotis. Aš turiu tik vesti klausimais, o aš vis tiek jam noriu greitesnios transformacijos. Ką šito atveju tau patartų tavo svajojantį Aną, svajotoją? Jinai sakytų, atsipalaiduok, mergiot. Nu, tai kiekvienas turi pats pasiimti, kiekvienas aplamai yra tobulas toks, koks jis yra. Ne visiems aplamai tokios didelės kažkokios transformacijos reikia. O ką pasakytų ta realistė Ana, kuri realiai mato situaciją? Nu, kad ir aški transformuojusi tik taip, kaip man išeina. Leisti reiškia savo patrupučiuką jausti, nes aš jau labai jaučiu, ta prasme, aš jaučiu ir žmogaus įtampa, kai aš pradedu, žinai, per daug tos mentoristės. Žmogus gal ir sako, taip, pasakyk, bet tu jauti, kad žmogus nepasiruošęs, jeigu jisai tada ir priima šiek tiek įtampą, ir ašgi telepatas, aš iš karto jaučiu. Kam tada? Nes kai aš duodu tik erdvės, ten vyksta stebuklas, aš pati nuo to stebuklo nežinau, kaip man gera. O ką pasakytų kritikė Ana? Kritikė Ana. Nu, ta kontroliuotoja, kritikė. Nu, sakytų šitą. Учись, студент. Nu, nuostabi frazė. Tai
Tai tai paskutiniai fraziai tau atsakė realistė ir svajotoja, atsipalaiduok ir leisk savo jausti ir tada vyksta stebuklas. Kaip manai, ar tai būtų kontrolės paleidimas, atsipalaidavimas ir leidimas savo jausti ir leisti vykti tiesiog? Jo, faktas, nes jeigu tu pradėsi kontroliuoti kontrolę, tai žinai, bus užburtas ratas. Ir tiesiog reikia nuoširdžiai, taigi ašgi pati labai stipriai turiu tą tokį, žinai, stebėsiną jausmą, ašgi žinau, ką reiškia būti laisvai. Tai va tą tik tai hop kontrolė, taigi aš jį jaučiu kūne. Ir aš visą laiką galiu sakyti, oi atsiprašau, šiek tiek į savo daržą jau einu. Tai ką reiškia būti laisvai, Ana? Savimi, tokia, kokia dabar esu. Juk stengiuosi. Netgi nesistengiu jau, iš tikrųjų ne. Aš meluoju, aš nebesistengiu, aš jau nekeičiu save, aš tik, žinai ką, aš noriu jau tos visapusiškai laisvės būti savimi, nes jau pakankamai su savimi, bet norėtųsi, žinai, būti savimi ir tuo pačiu netrukdyti žmogui būti savimi. O tai ir yra tas nuolankumas ir tarnystė, bet kartais be jokių abejonių nuolankumas ir savo. Ašgi ne Dievas. Aš tik dalis šito vandenyno. Aš jame. Nuostabu. Tu sakai, kad būti savimi, tokia kokia esi, ir netrukdyti žmogui, tai būtų viena iš tavo tarnystės formų. Labai noriu pasiekti tos būsenos, netrukdyti kitam žmogui būti savimi. Aš labai mėgstu pamokinti, kažkiek patransformuoti, o tai reiškia nepriimti. O aš kaip tik apie tai, kaip reikia priimti save. Toks, koks tu esi, nes aš pilnai žmogų, pavyzdžiui, aš niekada negalėsiu pasakyti, o tu toks blogas, aš viską priimu. Bet pamokinti ir pakeisti yra prigimtinis noras, nes save pastovi keičiau. Ir aš jau noriu atpalaiduoti jau, taip sakant, kad būtų sąmoningas pasirinkimas, kad tu gali būti toks, koks tu nori. Bet jeigu nori keistis, davai pažiūrim. Yra toks kelias, kai aiškiai matai, ko nori keisti, tu viską gali pakeisti, bet tu turi norėti. Tai aš noriu tame būti. Tarnystė, bet tarpiška, nedavyti, nekeisti, o kaip tik žmogui leisti tiesiog būti savimi ir tada žiūrėti ties to, o ko tu nori, kur mes einam. Ir kad žmogus pats atrastų tą, žinai. Aš jį tik tai tinkamų klausimų. Aš atėjau iš tikro mokintis coachingą, kad būti ne mentorė. Visi kaip tik ieško, kaip tapti dar mentorė ten. O aš kaip tik noriu nustoti būti mentorė. Aš noriu parodyti, kad pats žmogus Dievas, jisai viską turi savyje. Jam reikia tik atsipalaiduoti, pamatyti, kur tai yra jo meilė gyvenime. Ir viso. Kad su juo viskas okis, viską turi tam, kad gerai gyventi. Tik reikia atsipalaiduoti ir viso. Tu sakai, kad reikia tiesiog atsipalaiduoti, kad reikia būti lengvai. Tai kas trukdo dabar, realiai, kai vedi sesijas, kas trukdo tai daryti? Tas pasireiškimas, žinai, kad šiek tiek pamokyti. Kaip greičiau padaryti transformaciją. Bet jeigu aš tą darau, aš pati tada nesijaučiu iš tikro kūne laisva, nes aš pajaučiu tą įtampą žmogaus. Ir mano kūne iš karto yra ta džik. Ir aš jaučiu irgi tą įtampą. Tai ką man to reikia? Aš noriu būti laisva. Pajuokauti, kartu davai pasižiūrim, žinai. Tu sakai, kad yra Ana, kuri nori pamokyti, ir Ana, kuri nori atsipalaiduoti, bet iš esmės tai nori būti laisva. Tai ką galėtum pasakyti tai Anai, kuri nori pamokyti?
ta Ana, kurie nori pamokyti, reikia daryti tam tikrus, pavyzdžiui, įrašus, seminarus, kur tu gali padaryti informaciją, kurie tu mokini ir kam reikia, tas tą pasiekia ir pasižiūri. Va. Tu sakai, kad tą poreikį pamokyti mentorystės tu galėtum per įrašus, per informaciją, kitų būdų, ar ne? Taip. Tai galėtų Pasilikti būti. tą savo norą pamokyti, pasilikti būtent per tos, vat, ką aš ir darau, ten visokius įrašus, mokymus, visokius ten, va tokius, va ten ir pasireikšti. Nori mokinti, prašau, ten reiškis, nes ten ateina žmonės, kurie ir nori tai girdėti. O ta kita dalis, kuri sako, kad reikia atsipalaiduoti ir būti tiesiog meilė. Tai jau eiti į tą erdvę, kur aš tiesiog būnu, kur užduodu klausimą ir duodu tylos. Ir va čia, sakyčiau, reikia pradžiai čiučiut taip, susilaikymo, trupučiuk stebėsenos. Jeigu tu nori būti laisvas, tai nereiškia, kad tu darai, ką tu nori. Laisvas tai, kai tu darai tai, ką tu pasirenki. Ir aš kitą suprantu. Laisvė tai yra nebe taisyklių dabar, viskas aš laisvas čia. Laisvė tai nepakenkti. Nepakenkti kitam ir savo. Viso. Kai tu moki pasirinkti to elgesio. Vat noriu tos disciplinos pradžiai. Vat noriu išmokti pradžiai tą discipliną, o po to pas mane iškart laisvė. Aš, pavyzdžiui, sportuoti pradžiai, mokinausi per discipliną. O dabar aš vapšė, man nereikia jokios disciplinos, tai man yra pomėgis, meilė ir tai yra mano vertybė ir aš gyvenu to, man nereikia jokio net menkiausio prisiveržimo, disciplinos, aš laisva tame. Bet aš suvokiu, kad jeigu nebūtų sporto, aš nesijausčiau laisva, nes man būtų nei kūnas gražus, nes aš suvokiu, kad kai kuris laisvumas man yra būtent kai kur pradžiai susilaikymas. Tai kad būti laisvai čia, aš norėčiau susilaikyti, mažiau žodžių, klausimas ir tyla, aš noriu. Ir kas galėtų padėti, kas tau yra padėję? Tu sakai, kad sportas susijai su sportu. Galėtų būti pavyzdys ar dar kažkas, tai. Taip, man galėtų padėti, būtent turbūt mano coachingo, tų pačių coachingo specialistų tarpusavio mokymai, kad mes galėtumėm, ne tai, kad mokymai, praktika, kad mes galėtumėm visą laiką būti atvirai ir pasakyti, va čia jau yra mentoristė, stop. Kad aš ir iš karto akimirką galėčiau prabūsti. Man reikia tokio žmogaus, kuris iš karto mane galėtų va čia buvo per daug. Kad kas moka sakyti tiesiai iš karto greitai. Nes man čiučiut reikia dar čiučiut patirties. Vat kažkiek, ten pavyzdžiui, dar 2-3 mėnesiai, kas savaitę daryti ir va tokio. Stop. Čia jau, kai reikia mentoristas, tai žmogus pats gali sakyti, o davai dabar padiskutuokim. O ką tu manai apie tai? Ir kas tai galėtų būti? Tu suradai, kad disciplina padėtų. Kai tu darai coachingo sesijas, kad tau pasakytų, kad dabar jau prasidėjo mentorystė. Tai kaip tai galėtų vykti ir kaip tai galėtų būti? Tai reikia susitarti, pavyzdžiui, su tavim. Ar galėtum būti mano tas žmogus, kuris galėtų pasakyti, va čia aš jaučiu, kad jau yra mentorystė. Norėčiau čia čiut daugiau erdvės. Tai galėčiau tikrai sukurti tokį ratą žmonių, aš taip girdžiu, ar ne, kas tau galėtų, tai būtų viena iš tų disciplinos dalių, ar ne, kas galėtų sustabdyti, o kaip tu pati galėtum tai pajausti, galbūt per kūno pojūtį. Jo. Tai aš labai gerai jaučiu, aš kiekvienoje sesijoje tą jaučiu, Nes pas mane iš karto atsiranda arba įtampa lūpose, arba įtampa pečiuose, mentėse.
iš karto, kai tik tai pradedu mokinti, aš jaučiu žmogų, aš iš karto mikroimpulsą žmogaus jaučiu ir aš jau kaitalioju, jau stabdau, jau matau, bet tik tai paleidžiu savo upę, nes, vat, žinai, kaip aš sakau, mes turbūt, ne mes, gerai, aš turbūt kartais pati savoką dar neįsisąmoninu, kad laisvė tai nereiškia be taisyklių. Laisvė, kai tu jau esi antiek mokantis tą daryti, kad tu jau gali pasileisti be taisyklių. Aš atsimenu, studijavau dizainą ir man mokytojas sakė, pradžiai išmokyt taisyklės, kaip daromas dizainas, kad po to galėtum kurti. Tai vat norėčiau, pagal protokolą. Aš vat šiandien, pavyzdžiui, vedžiau vienai nuostabiai Violetai sesiją ir pravedžiau, man atrodo, praktiškai tikrai erdvėje. Ir tik paspaudėm ir iškart mentorystė. Tik pabaigiau ir mentorystė. Supranti? Be prašymų. Tai išgirdau tokį žodį, be prašymo. Tai galbūt tai galėtų būti kaip klausimas, ar nori, kad pasidalinčiau? Jo, matai kaip, aš taipgi ir dariau pačioj pradžioj. Pačioj pradžioj pas mane labai gražiai ėjo be mentorystės, aš laikiausi tos, žinai, taisyklės. O dabar aš jau kaip ir vėl pajaučiau laisvę ir vėl grįžo aš. Man reikia vėl grįžti į tą, nes aš taip ir darydavau, ir paklausdavau. Ir vesdavau grinai pagal protokolą. O po to vėl pasileidžia mano натура. И здравствуйте, я ваша тетя. Из Бразилии, где очень много диких обезьян. Не ждали, а я вернулась. Kaip sakant, prigimti nepragersi. Tai graži tavo afirmacija. Tai jo. Tai aš galvoju, kad ir jaučiu, kad mes jau labai esam arti kontrolės paleidimo, kad tau būti tarnystėje. Ir ta kontrolė, tai tu sakai, kad jaučiasi, vat, kai tu pradedi kažkokią tai mentorystę, kurios lyg ir gal nereikia klientui, tai jauti įtampą kūne, pečiuose, lūpose. Jo. Ir galėtum susijęti su tuo, kad kai jau jauti įtampą, tu tada paklausi. Vat kai jau yra impulsas, Taip. ar galėtum tai kaip galėtum tai atpažinti? Taip. Aš jau, ta prasme, aš dabar supratau, kad aš jau tai dažnai praktikuoju. Aš jau dabar jau sakau, oi, sorry, o Dieve, vėl šitą mokytoją. Učilka prišla. Sorry. Ir žmonės iš karto labai tai priima super. Nes daugam realiai netgi mano tos įžvalgos ir mentorystė patinka. Bet kai žinai, neprašant ir be ribų, tai faktas, kas norėtų čia, atsirado čia dar viena aiškiregė. Dar čia viena. Tai va, tai aš taip, va čia reikia man tiesiog vis po trupučiu, kad dabar va šiais metais aš jau atėjau netgi į mokyklą su prašymu būti švarių lapų. O mentorystė atskirti visiškai, o aš vis miksuoju ir leidžiu savo per daug. Tai ar dar turiu tokį klausimą, tau galėtų padėti tavo humoro jausmas iš to išeiti? Taip, tikrai. Tai, Ana, ką dabar tu norėtum daryti? Vat, kad dabar įsivaizduok, kad ateina rytoj kažkokia klientė. Tu vedi sesiją. Ir kaip paleisi tą kontrolę ir būsi tarnystėje ir kaip tai įvyks?
Visų pirma, be jokių abejonių stebėsiu savo burną, nes jeigu pas mane šiek tiek atsipalaidavus čia viskas, tai reiškia, viskas visiems bus saugu. Bet trupučiuką dar vis tiek laikyti dar kol kas rėmą. Nes kol nebus to laisvo, visapusiškai laisvo pajutimo, kaip nepakenkti, dar vis tiek reikėtų protokolą ir eiti pagal protokolą. Nes aš noriu būti toj tėkmėj, žinai, aš jau noriu dabar visą laiką būti tik tėkmėj. Bet tėkmėj pasireiškia mano učilka. Taip, aš ten galiu pasijokti, taip aš galiu atsiklausti, bet aš net suvokiu, kad netgi ir atsiklausus nereikia to. Nereikia. Žmogui reikia padėti tiesiog tokį klausimą užduoti, kad jis tai pamatytų per transformaciją savo, Evriką. Aš noriu to pasiekti, supranti, be mentorystės. Išmokti tokį klausimą suduoti, kad žmogus žūg ir pas jį. Ir erdvė, aišku, kai žmogus atsipalaiduoja, taigi jis ir susijungia, širdis, protas, sielai susijungia, kai tu esi saugume, nes jeigu aš tik pradedu mentorystės, čiučiut susispaudžia, viskas jis nemato. Nes ašgi pati tai žinau, būsina turi būti laisva, tada tu matai viską, tau nereikės nei mokytojo, nei nieko. Kai pas tave yra laisva, tavo širdis su analize, jinai iš karto, kai sutampa, viskas, tu laisvas. Jeigu yra pasipriešinimas, reiškia pas tave tau dar nereikia to. Tu turi pradžiai pamatyti. Ir tik laisvume, kai tau saugu, faina, smagu, tu tada, o šitą aš norėčiau pasidomėti. Ir žmogus pamato per tą klausimą. Nes kaip pas mane yra esminiai, transformaciniai jau klausimai, tu pats pamatai aiškiau, kur pas tave ašara, kur pas tave jau ten užtenka tik suprasti, kur tavo yra, ne? Aš turiu, privalau, viskas, tu iš karto viską pats pamatai. Tai tu dabar sakai, kad tau reikia turėti tokį kaip modelį coachingo klausimų. Aš turiu. Aš turiu, bet leidžiu savo. Училка приходит внезапно, без плана. O dabar ta tavo učilka, kur jinai galėtų save realizuoti ir kaip mes galim jai duoti erdvės pasireikšti. Matai, jinai reiškiasi jau seniausiai, taigi aš vedu jau ir seminarus, ir tos įrašus, ir YouTube darau, ir rolikus darau, ir aš ten puikiai, ir vis toliau, žinai, visokių jau kurių su dirbtiniu intelektu, tokių, kad būtų kaip filmukai, aš jau ten, o tiek jau, erdvė, o tiek. Jau viskas, jau ten Laurai užtenka, jau dabar noriu tik erdvės patylėti. Aš girdžiu, kad ta dalis Anos, kuri nori būti ta učilka, jinai save jau yra realizavusi. Tai ir Reelsai, ir YouTube, ir tie mokymai, ir ten jau yra kaip ir visiškai pilnatvė. Bet vedant coachingo sesiją, norisi būti daugiau tuo tokiu stebėtoju ir užduoti klausimus ir tiesiog pakartoti, ar ne, norisi teisingas. Jo. Matai, pas mane tiesiog, praktiškai kiek, 16 metų patirties būtent per mokymus, supranti, aš viską pasakau, kaip reikia, einam visi taip, kaip aš parodau. Ir dabar kaip ir modelis, tu pati supranti, ne, kad paternas, jisai keičiasi, ne per taip aš norėčiau, bet dėja vis tiek aš tik turiu pastebėti, pasijokti, pasimelsti, su Dievo pagalba praeis. Tai aš manau, kad iki vasaros aš tikrai 100% tai išmoksiu, nes jau ir tu, sakei, kad sutinki, žinai, vis mane, jeigu ką pasakyti, kur. Paprašiau visų dėstytojų irgi, kad man rodytų, sakytų.
Aš visą laiką ten pasijuokiu, žinai, man drąsiai galima sakyti, nes, man juokinga jau, sakau. Aš jau tenai Dieve. Tai girdžiu taip, kad kolegos tavo, tai gali būti aš ir kitos kolegės, kurios gali tau stop sakyti, Ana, učilka tavo išlindo. Tai gali būti dėstytojai, nes tu dar mokaisi coachingo mokykloje, tai per supervizijas. Tu gali tai pastebėti. Ir tai galėtų būti Grow coachingo klausimų modelis. Ne, aš jau darau transformacinį. Aš jau darau transformacinį klausimų modelį, kurį grinai per klausimus. Jisai panašus kaip Grow, bet labiau jau tokie jau gilesni klausimai. Jie jau ne paviršė, tai aš jau naudoju, nes aš norėčiau vis tiek likti prie savo vizijos, nes aš transformacinis coachai. Jau aš, Grow tai yra labiau toks asmeninis, žinai, kai tu paviršė dar šiek tiek, klausimai tokie, jie, ne taip stipriai giliai. O man patinka giluma, bet aš ir jau kviečiu žmonės, kurie nori tos gilumos. Todėl man čiut paprašiau, jie ir mentoristę priima, aišku. Bet vis dėlto noriu būti tokio lygio transformacinis coachas, kuris lieka tik klausiminė. Mūsų dėstytojas šiandien parašė postą puikų, kad ta prasme, jeigu tu išlieki klausytojas ir moki užduoti klausimą, tai yra betarpiškai, tu gali tikrai pakeisti tą sąmonę žmogaus, nes jisai nesipriešina, nes jisai pats atsako. Taip. Ir aš Dieve, duok man šitą įrankį. Tai ar turėtų tokį klausimų modelį, kuris yra transformacinio coachingo? Taip. Ar tu jį naudoji? Taip, jau šiandien naudojau. Ir tada, ar tau pavyko? Taip. Iš mokytojos pavirsti į klausytoją? Taip. Tik tai vis tiek padėjau, kaip sakant, tašką ir pabaigoje vis tiek buvo. Šiandien, tarp kitko, taukė, aš tą modelį ir dariau, kad tu sakai, kad kaip gylė, ne? Čia ir buvo transformacinis, sudėliotas į gylį, pasloksnį, pamatyti savo blokus, pamatyti savo, tos paternus. Viskas sudėliota būtent pagal tai, kaip pamatyti esmė savo paternų, kas tave blokuoja, tu atsiveri pats. Ir pats sakai, ir pats savo pasilieki, nori erdvę, nori savo. Ir aš tik, ir giliau, ir nieko nekomentuoju. Ir tik padėjau ragelį ir žiūrėk, aš tau vis tiek. Čiut. Dadėsiu tau smitanos. Bet, noriu aš pasidalinti kaip klientė buvusi. Taip. Kadangi aš jau tave pažįstu ir priimu, tai viskas gerai, bet tiesiog paklausus, ar nori pasidalinti, viskas labai paprastai išsisprendžia. Jo. Ar aš galiu pasidalinti savo patirtim ir kartais žmogui reikia to pasidalinimo, žinai, ir matymo iš šono. Taip. Ja, ir tai tiesiog galbūt, kaip mes kalbėjom apie tai, kad gali pastebėti tai kolegos, dėstytojai ir klausimų modelis. Taip. Į tą klausimų modelį galbūt gali būti įtrauktas ir tas užklausimas. Pabaigoj tiksliai, ačiū, palauk, turiu užsirašyti. Pabaigoj užsirašyti man tą klausimą, ar galiu pasidalinti, ir pas mane bus iš karto struktūra, man trūksta tik vieno to klausimo. Sorry, toj. Abu rašykis. Kad aš iš karto pamatyčiau pabaigoj, klausimas, ir man toks, nes kad aš nesidalyčiau, tiesiog paklausčiau, pabaigoj. Ar galiu pasakyti? Labai ačiū. Puiku, dėkui.
čia jau buvo tikrai tas momentas, aha. Ar, Ana, turi dar kažkokių variantų, apie kuriuos mes nepakalbėjom? Bet kas dar tau galėtų būti? Man užtenka va šito. Labai man viskas struktūra yra. Aš einu tada pagal struktūrą. Kai aš einu pagal struktūrą, aš esu labai tiekmėje, čia ir dabar. Aiški. Neplaukianti tiekmėje, o aiški. Ir kai aš esu aiški, aš tada nebūnu, žinai, tą, kur įkrenta į savo nesąmoningumą. Kai aš pagal struktūrą, aiškiai, aš girdžiu, rašau, atliepiu ir pagal struktūrą viską. Kai tik tai paleidžiu kol kas struktūrą, tada išlenda mano ta prigimtis. Tiksliai. Kol kas, kol nebus jau taip siemkis. Einu tik pagal struktūrą. Tai aš dabar išgirdau, kad apie klausimą, kaip paleisti kontrolę ir būti tarnystėje, tai tau vis tiek padėtų tokia šiek tiek struktūra, stebėti klausimyną ir leisti būti tai Anai, kokia jinai yra šalia, bet vėl grįžti į struktūrą, į klausimą. Karts nuo karto grįžti į klausimus. Taip, kol kas likti vis dėlto protokole. Viskas. Nes aš turiu šiek tiek pradžiai stebėti, išmokti stebėti save, žinai, kol nepraeis, va tas, žinai, kai ateis jau laisvė nelysti į svetimą daržą, nes vis tiek yra ta prigimtis tokia, nugi ne veltui čia, o kam man reikia, kodėl aš, ne, apie ką aš. Taigi žmogus ateina apie save, o ne apie mane ir mano ten, žinai, matymą. Tai va, tai kol yra va tas, žinai, nes tarnystė ateina apie žmogų, o ne apie mane. O pas mane dar įsijungia meistras, o ne žmogaus tarnystė. Ir aš kitą matau labai aiškiai. Tai va, o kai aš einu pagal struktūrą, aš tada, žinai, kaip šitą, не умничаю. Есть правила, все. Nu? Nuostabu. Tai tu sakai, kad tu suradai va tą raktinį žodį struktūrą ir tas turėjimas klausimyno ir gebėjimas būti struktūroje ir savyje, tai būtų ar tai būtų apie tą kontrolės paleidimą ir leidimą savo būti tarnystėje? Taip. Atrodo kaip tik, žinai, atrodo kaip kontrolė dar didesnė, bet aš suvokiu, kad va šitą va susilaikymą pagal protokolą leidžia man pato į priekį pamatyti, kad tenai yra laisvė. Laisvė yra tai, kai tu jau antiek esi etiškas, kad tu net nelindi. Supranti, kai tu švarus. O kol tu nešvarus, tai laikykis taisyklių. Eik, išsiplauk burną. Nes aš už tai, kad būti savimi, bet aš prieš tai, kad būti savimi, vardant to, kad pato pakenkti tau. Supranti, mano buvimas savimi neturi trukdyti tau. Ne tame, kad aš dabar turiu kažkur. Ne. Kaip aš sakau, mano laisvė baigėsi ten, kur prasideda tavo laisvė. Ir viskas. Ir man čia yra šventa. Ir netgi greičiau mano laisvė baigėsi nei tavo, nes ašgi noriu tau tarnauti, ne tu man. Koks vienas sakinys galėtų būti, ką tu dabar išsineši? Laisvė. Aš jaučiu visą pusiškai kūne laisvė. Reiškia, vis dėlto man ta struktūra kol kas dar super pagalbininkas. Ar gali trumpam užsimerkti? Ir įkvėpti, iškvėpti, įkvėpti, iškvėpti ir pastebėti savo kūną. Kaip jisai jaučiasi? Kaip jaučiasi tavo galva, akis, veidas, pečiai, stuburas.
kojos, pėdos. Ar gali jausti atramą, ant kurios sėdi, pėdas atsirėmusias į žemę? Kvėpt, iškvėpt ir su tuo jausmu sugrįžti. Kaip dabar jautiesi? Ką dabar nori pasakyti? Dabar pajaučiau tokį, žinai, alfa būseną, tokia kaip visapusiškai toks kūnas. Labai gerai jaučiuosi. O dabar grįžau į tą žik struktūrą. Labai gerai jaučiuosi. Vis dėlto aš grįžtu prie sąrašo ir kol kas jokios improvizacijos. Nes meistras ir netgi tarnautojas, jisai pradeda iš to, kai jisai jau yra labai etiškas. Kai jisai yra ne tiek etiškas, kai jisai yra jau didžiuliai meiliai. Ir suvokime, kur yra meilė perteklius, o kur yra gydomoji ta meilė. Jau. Ačiū tau. Ačiū tau labai, Ana. Tai aš dėkoju tau už tą pojūtį alfa būsenos. Dėkoju tau už sesiją. Mes labai nuostabiai išgirdom dvi Anas ir jos labai gražiai moka save realizuoti. Tai linkiu tau sėkmės būti struktūroje ir tarp struktūros būti savyje. Ir atsisveikinu šiandien. Iki. Ačiū tau labai. Iki. Iki.